Prijungsime vandens šildytuvą kaip vartotoją į šalto vandens tiekimo sistemą. 3D vaizde pažymime prietaisą. Instrumentų juostoje pasirenkame komandą Connect Into. Iš galimų prijungimų sąrašo pasirenkame šalto vandens tiekimo sistemą Domestic Cold Water. Kursoriumi nurodome šalto vandens tiekimo sistemos vamzdžio segmentą, prie kurio reikia prijungti. Programa sugeneruoja prijungimą. Dabar vandens šildytuvą prijungsime prie karšto vandens tiekimo sistemos kaip tiekėją. Pažymime prietaisą, pasirenkame komandą Connect Into, pasirenkame karšto vandens tiekimo sistemą Domestic Hot Water, kursoriumi nurodome karšto vandens tiekimo sistemos vamzdžio segmentą. Programa sugeneruoja prietaiso prijungimą prie sistemos. Dabar galima paredaguoti sistemą. Pažymime reikalingą vamzdžio segmentą ir ištriname jį. Trišakį pakeisime į alkūnę, pažymime jį ir spaudžiame minuso ženklą. Vandens šildytuvas projekte būdamas vartotojų gauna šaltą vandenį ir šildo jį, o tada kaip tiekėjas tiekia karštą vandenį į karšto vandens tiekimo sistemą.